Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mano stalo štai toks mažas paketas iš AliExpress parduotuvės. Aš jį apsipirkinėjau visą laiką, randu kažką tokio įdomaus ir šį kartą taip pat radau kai ką tokio įdomaus. Paketas keliavo pakankamai ilgai, man rodos, o kainavo pakankamai mažai. Reiškia, visą informaciją rasit, aš viską parašysiu apie tai. Taigi, darom paketą, pakete randam va tokius, va 3, nežinau, nei tai grąžtai, nei tai negrąžtai. Tai yra sugedusių varžtų išėmėjai. Va taip, man pardavėjas atsiuntė, be jokios dėžutės, tiesiog va taip supakuota. Na, kiek mokėjau, tiek ir gavau. Tai yra, aš mačiau kažkur tai yra pardavinėjama su dėžutėmis, o aš čia kažkaip užsisakiau be dėžutės. Na, be dėžutės, bet be dėžutės. Bet užtat viskas atėjo taip, kaip aprašyta, tai yra 4 va tokie va varžtų ekstraktoriai. Nu, pavadinti taip, ekstraktoriai. Va šitoks tai va paveiksliukas, dabar aš jums jį rodau. Paveiksliukas taip, kaip jie turėtų veikti. Tai yra, iš pradžių mes išgriežiam sugedusio varžto galvutę, o tada su kitu galu tą varžtą visą išėmam. Kodėl tokie va 4? 4, todėl, kad skiriasi varžtų dydžiai. Savaime aišku, jeigu skiriasi varžtų dydžiai, tai automatiškai reikalingi ir atskiri va tokie ekstraktoriai. Tai čia yra 4 dydžių, 4 galvutės. Tai yra stambesniems varžtams arba plonesniems varžtams. Aš labai ilgai ieškojau, kokį čia man sugedusi varžtą ištraukti iš kažkur tai, bet nieko neradau. Todėl tiesiog susiradau tokį seną kietąjį diską, kurį sugalvojau išardyti, panaudojant būtent šitos ekstraktorius, nes problema buvo tame, kad šitame kietame diske yra va tokie va specialūs varžtai, ir aš tokių specialių varžtų atsuktuvo tiesiog neturiu. Tai galvoju, paimsiu ekstraktorių kažkokį taip, išgręšiu, kaip sakoma, to varžto galvutę va tokią va, ir tada su kitu galu pabandysiu viską paimti ir ištraukti tą visą. Na ką, pasirinkau, kaip sakoma, ekstraktorių, pasiėmiau patį grąžtą, ir griežiau, dariau, ir vienaip, ir kitaip, ir galingiau grąžtą pajunginėjau, kad gręžtų, ir mažiau pajunginėjau, kad gręžtų. Ir ką jūs manot, iš tikrųjų man nieko absoliučiai nepavyko. Nepavyko, niekas neįsiėmė, niekas neįsigrėžė, reiškia, iš esmės aš pasakysiu toks dalykas, kad čia, nežinau, galbūt čia iš tuos varžtus sugedusius išėma iš medienos, bet va taip, kaip čia, tai, ką aš čia dariau, man nieko absoliučiai nepavyko, tai realiai aš galiu pasakyti, kad čia yra toksai kaip ir akių dumimas ir vertinimas mano būtų, aš nežinau kiek vertinti, aš galbūt kažką tai netaip dariau, kažką netaip griežiau, kažką, nežinau, gal mano drėlė bloga, nors niekad jai nesiskundžio, viskas su ją buvo tvarkoj ir jokių problemų nebuvo, o dabar taip nei šis, nei tas. Na, realiai galiu tai pasakyti, kad vertinti gerai aš tikrai nevertinsiu, 5 žvaigždučių tikrai nebus, 4 žvaigždučių taip pat nebus, taip kad belieka vertinti tik tai 3 žvaigždutėmis. Nors, žinot, iš tikrųjų, velniop jums šitie visi dalykai reikalingi. Lygiai taip pat ir man, aš manau, kad viskas po kažkiek tai laiko pagulėjo mano stalčiuje, geriausiai šiukšlių dėžę. Taip kad 2 žvaigždutės iš 5 ir šito daikto, šito įrenginio tiesiog pirkti jums nerekomenduoju, niekam jisai nėra nereikalingas.